kokia graži veja. Ir tokią mes norime turėti ir pavasarį. Labai svarbu tręšti veją rudeninėmis trąšomis. Tai yra tokios trąšos, kuriuose yra mažai azoto, daug fosforo ir kalio. Fosforos kalis sustiprina šaknis ir gerai peržiemoja augalas. Taip pat labai svarbu reguliarus ir savalaikis vejos pjovimas. Tai yra paskutinį kartą veją pjauname maždaug apie lapkričio pabaigą. Taip, gerai išgirdote. Turime surinkti lapus ir nupjauti išlyginti. Ir pjauname apie 5 cm aukštyje. Jeigu nupjausime per žemai, apie 2 cm, tai labai iššąla ir prastai peržiemoja. Jeigu paliksime apie 7 cm, užsninga, prispaudžia ir labai sušunta vejos lapeliai ir pavasarį turim negražią. O jeigu nupjausime apie 5 cm, labai gražiai peržiemoja ir pavasarį turime tokią pačią gražią žalią veją.